Lysk, minė tada filmuoja, lyg greičiau. Davai, eik intro pasakyk. Eik pasakyk, kad laukia šiandien. Labą dieną. Pirmas dalykas. Man belenkaip skauda kairiojo kelio kryžminis kelio kairysis kelias kryžminiai kelio raiščiai. Labai skauda kairiojo kelio kryžminis kelio kairiojo kelio kryžminiai kelio raiščiai. Turiu nemenką problemą su kairiojo kelio kryžminiais kelio raiščiais. Ir su protu. Orelis nelepina, vėjas pučia, Mindaugas dar nėra, gal sakyčiau, pilnai atsigavęs kalbėjimui. Tegul pakoso dabar. Jūs nematėt ir mes nematėm už kameros, šiek tiek jau darbavosi žmogus profesionalas, kaip sakoma, kuris mums pradėjo virint lankus, žodžiu. Tai šiandien yra tikslas užsibaigti saloną, sėdynė sportinė, sportiniai diržai, sportinė magija, sportiniai veidrodėliai, sportiniai dažai ant sportinių vamzdžių ir pasidaryti visą vidų sportinį ir tada jau bus galima vežti ant stendo ją į metalo laužą, po to bus galima ją vežti, aišku, greičiausiai turbūt. Turim didelį vėją, turėjom minusą, turėjom sniegą iš ryto. Jo, pirmeskit, snygo šiandien. Snygo, blėt, reikia garažą, absoliuti nesąmonė. Eisim, apsitvarkysim biškį garažą, nes Dominikas čia blemą irgi užsikuitė iš visokių tai triperių prisivaręs į vidų, kas ten krekždė stovi. Kam tau ta krekždė? Siūčia. Atturėti. Čia kovai. Čia jeigu ką lingas. Tai per mane 5 eurų galit pasimti. Galima išmesti. Arba kokiam nors vaikui padovanočiau. Jeigu yra koks vaikas, kuris vėžiai serga ir žiūri ir nori dviračio, parašykit man. Jis pats pasakė. Aš taip sakau, nes po to gana greitai atsimt galėsiu. Realiai paskolinčiau. Dviem savaitę atvažiuos. Trumpai. Mat karma iš karto. Tai reikia čia reikės perduoti dviratį. Jo, nežinau, ar jis neatsims pirmiau iš šitą Kas suga. Pilnai sergantis ir pilnai atsidavęs. Sveiki, mėlyje, atvykę į mūsų pasaulinio lygio garažą, kuris yra sklidinas mūsų nuostabaus gėrimo Bright. Kodėl sakau pasaulinio lygio garažą? Todėl, kad Bright gėrimas yra tokiuose ofisuose kaip Meta ar Amazon. Šis nuostabus 5 ingredientų dalykas, kuris turi beprotiškai. Aš klausaus tavęs ir manęs net nepurto. Jo? Jo. Ir tai yra tiesa, todėl, kad nuo jo nepurto. Čia šiaip gera alternatyva yra kavai. Pasakyk, kodėl tau patinka Bright. Lauk. Jis jaučiu energiją iš karto. Jauti energiją? Aš noriu atkreipti dėmesį, kad Evaldas prieš gerdamas Bright gėrimą liūdėjo. Ir tada, kai atsigėrėjo, pradėjo šypsotis. Nebūtinai susijęs su gėrimu, bet gėrimas tikrai padeda. Daug duoda energijos, gerą būstą, nesipurtai po to, nėra silpno. Sveika alternatyva visiems energetiniam gėrimam. Tiesiog daug skonių, 4 skoniai galite pasirinkti, tikrai nereikia vienam įsipareigoti skoniai. Ir panaudoja kodą mūsų, čia kurį matote ekrane. Įsigykit su nuolaida. Jo. Pirkit milžiniškais kiekiais, žodžiu, šitą dalyką vis tiek prireiks. Anksčiau ir vėliau, žinokit, sunaudosit, išgersit. Wow. Susifokusuokit į pirkimą. Į darbus, į santykius susifokusuokit, į draugystę. Padės visur. Padės visur. Bright. Your life is bright. Gal pramuš, juk žinai, kad man belenkaip šauda. Pramuš. Torė, aš uždengiu, iškreik. Belenkaip, iškart nebekosi. Aš belenkaip įėjau, man belenkaip skauda, viskas. Belenkaip skauda čia, skauda viškai, ir belenkaip skauda kryžmė ir kelio raiščiais. Ką nori, kad padaryčiau? Eina užkop. Šilnau. Tiek skauda tam, net neklausi, ką iš karto einant, tau tiek skauda. Tu belenkaip skauda? Visą kūną man belenkaip skauda. Jeigu tai pavyzdžiui papulkyčiau, tai išsijungčiau. Blia, greitai atsigavau šiaip visą.
Pasigalvojai? Sugalvojai, kaip stabdysi? Tiksliai, kad dar stabdyti reikia. Kam aš tiesiog Kam stabdysi? Neblogai vyrai, neblogai. Šauniai labai. Stum, gal. Oi, manoj. O? Primatavimas vyksta. Mindaugo karsto primatavimas, net nematai priekį. Jūs nieko aš nematau. 5 comai, čia tiek gal? Ne, čia 15. Čia 5 comai. 15, Ne, 5 Čia comai. 15, rodai savo. Parodyk, atnešk liniuotę 13. Ne, bet aiškiai žinau, kiek yra 15. Va. Va šitaip išmenu sankabą, pilnai ištiesta paitę. Aišku, būtų lengviau, jeigu neekskudėtų kryžminių kelio raiščių, kairiojo kelio. Bet Tu dabar skundės, ką tu po lenktynių veiki? aš negersiu tiek daug iki lenktynių. Vis nebeskai kalba, tai tave ten sulamužins, tam tu diržų pasikarisi. Pohai man jau žinok. Jau man pohai dabar. Kaip tu gerai vyrini? Jis įrodė, ką tik jo, puikiai 100% išgelbės įrodė. Jo. Lemba. Šiaip jeigu nori, gali palikti čia irgi kažkokių, žinai, kasiakų tokių, kurie jau galėtų užmušt mane. Ne, kas jeigu tai jau tau užtenka, Karočią, aš galiu pasitikrinti dabar, kokia bus šiandienos darbų seka. pasirink paruošti, ne? Pirmiausia, reikia sėdynę dėti. Pirmiausia, sėdėti. Nes laukai iš čia galia viskas suvirinta, kas galėjo be sėdynę susivirinti. Jo. Reikia dėti sėdynę, kad žinot, Kur diržai, ne? Ne, kur prakišt durų vamzdį. Jo. Ir tada, kai sėdynė bus savo aukštį, reikia sėdėti diržam vamzdį dar, Jo. bet irgi turi būti ant tam tikram aukštį. Būna, jeigu diržai blogai įdėti ir tada trenkės būna, jie tave suspaudžia į sėdynę ir sulaužia stuburą. Ok, įdomu. O, nice. Šiaip man pizda kryžminiam kelio raiščiam yra šiuo metu. Čia biškai žinau blogiau stuburas, Bet nepalyginti. ką norėjau, jūs neleidot man pabaigti, aš norėčiau nejaus kūno, karočią, nuo pilvo į apačią, tam, kad nebejaus skausmo. Tai gerai. Taip ir vyksta. Короче, tai davai, atsinešam kūjį laužtuvą, короче, išlaužėm. Duodam profesionalam dirbti. Kaip skauda man įdys kažką, negaliu nupasakoti. O kodėl? Atsisuk į kamerą, pritraukiam akis, tą žvilgsnį ir pasakyk, kodėl tau skauda. Ne, žiūrėk į kamerą, nenusukinėk akių. Nenusukinėk akių, žiūrėk į kamerą. Aš negaliu. Žiūrėk į kamerą, nenusukinėk akių. Man tikrai pasakyti jiem. Tikrai žiūrėk į kamerą ir pasakyk jam. Kodėl tau skauda kūną? Aš vakar turėjau ypatingą vakarienę, nežinau, karočią čia matėt, internete nematėt, bet Į Amerikoje... kamerą žiūrėk. Amerikoje, ne Baltosios rūmuose, bet Amerikoje ten vyko tokia vakarienė su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu, ten pilna kvestinių svečių buvo ir aš buvau irgi. Ten susišaudimas, žodžiu, vyko, pašaudė ir galvojom vis tiek jau atvarėm, tai reiktų gal kažką dar paveikti. Ir išvarėm, karočią pajudėti, nes truputėlį į miestą, aš tenais, Donaldas Trumpas, dar ten buvo keli tokie verslininkai, įtakingi žmonės, LRT žurnalistas vienas buvo. Ir pagėrėm truputėlį, pasilinksminom, žinot, grįžau paryčiais, o dar parskristi reikėjo į Lietuvą. Tai viskas susidėliojo, kad tos sveikatos nėra per daugiausiai. Pašventėm truputėlį blemba su diplomatais įtakingais labai. Turim, ką turim dabar. Tai taip pat taip ir sulakstei, ras iš Amerikos? Jo. Iš Vašingtono? Ką? Iš Vašingtono taip sulakstei? Nepamenu, žinau. Dar spėjai po to iš Vašingtono ir į Kornerį vakar užsuk? Aš nebuvau vakar. Nebuvai Kornerį? Keista. Nebuvau. Keista, nes aš lyg ir girdėjau, kad buvai. O iš kur tu girdėjai, kad aš buvau? Tu su manim rūkomajam kalbėjai. Tu buvai į Kornerį vakar? Jo. Ir mane matai? Jo. Tai tau gal irgi reiktų mažiau pradėti gerti truputėlį, jeigu tavo akyse vaidenasi, nes aš tai svarbių reikalų turėjau. Aš Amerikai buvau su Donaldu. Amerikoje? Nėra, kad tu prieš tai dar prieš Kornerį tą dieną mažeikėsi gėrį. Mažeikėse gėriau. Mažeikėse nėra kur gerti. Resto top kažkoks buvo. Tenais nėra kur gerti Mažeikėse. Ne, tu kažkaip mažeikėse iš mažeikių iki išėjai su dviem pakiais alaus, dviem atškobom. Ne tu? Ką tu reiškia? Ar aš painiai? Mažeikėse? Jo. Mažeikėse nėra alaus. Ai, suprantu, o nėra, kad tu dieną prieš tai Klaipėdai gėrį. Man belenkaip skauda kryžminis kailio. Dėl ko? Pažiūrėk, ką aš noriu pasakyti dėl ko. Kuris backflipinau. Pasakyk tikrą istoriją, dėl ko tu skauda. Čia tikrai istorija ir aš backflipinau. Aš backfliperis esu, gimnastas, ruošiuosi dabar 2028 metų
Los Andželo olimpiniams žaidėjams ir buvau treniruotėj. Su treneriu mokėmės naujų triukų, ten persivertė ore, ten žodžiu, parodyčiau dabar, bet labai skauda kairę kelio, kryžminius kelio raiščius. Ką prieš treniruotę veikiai tada praeitą dieną? Prieš treniruotę? Prieš backflipą treniruotę, ką veikiai? Kraštelis čia turi atsirasti, baigs. Nėra, kad mieste buvai ir gėri. Kiek mūsų mašina dabar atrodo kaip Ferrari, bet galima kaip prancūzai čia tokį uždėti. Apgalą, nufilmuok, žiūrėk, iš karto gražiau. Biškai gavos kaip žydiški dabar rusai, o. Ką čia mums davė, kokį gaidį? Negerai. Žiūrėk, čia va toks klausimas, ne? Jeigu tu pamatai, kad žmogus iš pradžio su dideliu gręžia ir nepragręžia ir toliau bando gręžti. Ar tavo akyse jis jau debilas yra? Okei. Gerai. Nes mano tai ir. Niekur kitur taip stipriai nepadaryta kaip kėdė. Nes kanotė yra begelė. Aš dar pasižiūrėsiu, būdamas parduotuviai, ar sekmadienį kas kubilą gali atvežti. Siūlau su tokia nuotaika šiandien ir tęs toliau darbus. Dar paskambinsim. Niekam neskambinsim. Diržai. Tokie šiandien mūsų yra darbai ir pasistengsim juos per šiandien atlikti, gal mažiau pizdėlins ir iš tikrųjų kažką nuveikti. Nealkoholinis, jeigu ką. Mes kai pradėjom filmuoti, toks geras oras buvo. Taip, mes įsivaizdavom, čia taip linksma bus. leisim, jo. Pažiūrėkit, pusto. Man belenkaip, žinai, kam nepadeda. Kairiojo kelio kryžminiam kelio raiščių. Man belenkaip šalai kelio raiščiai. Ateis vasara, važiuosim tuo į lenktynės. Čia ne už kalnų vasarą. Kaip laukiu, šiandien atidarysim šašlykų sezoną, įsivaizduojat? Tu durnos kaip smagu bus, garsim maliuką, dešreles valgysim, agurkiukus, chujukus. Pažiūrėkit, kaip Evaldas laukia, kaip Evaldas džiaugiasi. Su šypsena. Kai kalbė apie šitą mašiną, galvoji apie šitą mašiną, rašai apie šitą mašiną, visą laiką turi viską daryti pagarbiai. Todėl priklupiu ant kelio, lyg būčiau šventinamas į Anglijos riterius, karočią. Ok, maždaug ties čia. Šiaip viskas, kas susijęs su rašymu ir piešimu ir kažką, kur reikia man daryti, ne su tušinuku ar bet kuo. Aš vienas blogesnių esu, karočią, šitą biznį, žinok. Toj pala pamatysi, kaip rašau, žinok, apsivemsi, žinok, laikykis, gerai? Lankai. 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 Ir, suka čia, B. Ir šiukšlės. Apie 250 eurų. Ai, dviejų, taip. Savo sugadinau. Nu dabar kaip atrodo. Nu turim, ką turim. Nesveiki vamzdžiai, vieni geresnių šitoj rinkai. Jie ten kainavo kažkiek, bet visoj sumoj gavosi, kad per dieną išsileido apie 250 eurų, nes kaip ir sakėm, vežėm šiukšlės. Pasirodo, tam, kad išmes šiukšlės, reikia susimokėti pinigus. Kaip ir mažiau kyla klausimų, kodėl žmonės į miškus veža šiukšlės, žinai, mes. Traukiai, supratai? Koks jausmas? Blogas šiaip. Blogas, ne koks, ne? O kai tu su pilnu akumuliatoriu grįžai, toks pat buvo progresas ar ne? Jo. Jo? Tu tyčias iš mano draugą? Eik valsiek. Tai tu spaus, bля, tą kraštą. Eik tu mindas, sulupkyk. Aš, tu matai, kaip jis atrodo, man nėra šansų. Sulup, ble. Eik pats sulup. Tu mane papurtai, aš atsijungiau tau primint. Jau, blam, sorry, aš ne... Pamirštu, kad tu silpnu. Aš nesu silpnas, aš šiandien tiesiog išsekęs. Kas yra, na? Mes šaukiam norim dar.
Vaduškės į veidą. Į karę. Į akis. Dominikai, o čia pavojinga yra. Man reikia nusiplaut veidą. Tau ne, kitiem gal, jo. Suka. Mano kairė kelia, kryžminį kelia, raišiai. Norite, kad kaip dėmesį, kad mes operatorių iš Ruso į Lenką pakeitėm. Jo? Zindobli. O tu Lenkas esi? Ne? Nu Lenkas. Nu. Ne? O kodėl tavo veidas toks raudonas, o kaklas toks baltas? Jeigu tu nesi Lenkas. Nenoriu paleisti. Ne, pasiduodu. Laužė, draugeli, tu durnas, ką tu darai prie mano draugelių, ką? Nori mindę pagręžti. Suka, mano kairė kelia, kryžminį kelia, raišiai. Suka. Nu, kojam čia neišeina padaryti. Einu ne ant sankabos. Judi. Visa Lietuva žiūri. Artiomka namuose ploja. Čia damušim su bulgarkė. Iškart reikėjo man duot. Maladėt. Reikėjo man duot. Topulai. Džentelmenai. Manau, galim visi ant trijų garsiai ir aiškiai pasakyti ačiū Mindaugai. 1, 2, 3. O kodėl tau? Kita pusė. Jo. Yra ko didžiuotis. Jeigu norit, galiu parduoti. Šitą galiu parduoti. Parašykit už bet kiek. Ir dar dviratį irgi parduoti. Tarp kitko, dėl plaukų. Atsipiskit nuo plaukų. Kodėl ilgai plaukais esu dabar? Tai dėl to, kad irgi aš planuoju plaukus paaukoti vėžį sergantiem vaikam. Yra tokia opcija. Nes aš galvojau, skusiu galvą plikai, nes zaibal jau tie plaukai. Atrodo, kad eilėraštį deklamuoju. Ir tada pagalvojau, kad jeigu jau skuti galvą plikai, reikia kažkaip prasmingai panaudoti skutimo galvos. Ir galvojau, skusiu ir paaukosiu plaukus vėžį sergantiem vaikam. Pasirodo, kad galima tik nuo 40, nuo 5 cm maždaug. Tai man dar dvigubai tiek, kiek aš turiu, trūksta. Tai... Nu ką, Mindaugai, keliaujam namo? Jo. Kodėl? Gal varom kur nors kitur? Į užsienį kažkur gal? Bet yra problema didelė. Kokia? Man užsienį nuvažiavus labai erzina pirkti esim kortelės. Esim kortelės? Taip, keisti esim kortelės man labai nepatinka. Žiūrėk, nesu galvos dėl šito, aš tau turiu sprendimą, kuris labai panašus į tavo džemperio spalvą. Jo? Yra tokia programėlė Seilį. Taip. Jo, lygiai taip pat geltonos spalvos ir ją atsisiuntęs. Gali keliauti bet kurią pasaulio šalį ir turėsi esim visą laiką po ranka. Pasiemi, išsirinki šalį, išsirinki planą, pavyzdžiui, tau reikia 3 GB. Jeigu man reikia 20? Galiu rasti ir 20. 20 galima Ir nusipirkti? bet kurioje šalyje. Alžyre. Gal reiktų, pavyzdžiui, Alžyre tau gigabaitų? Man gal neužilgo reikės. O Madagaskare? Pietų Amerikoje yra? Pietų Amerikoje yra. Eik tu. Taip, visam pasauliu beveik. Ir jeigu nuskenuosi šitą QR kodą ir atsisiųsi dėks programėlę ir panaudos nuolaidos kodą, gaus žmonės pigiau tų gigabaitų? Tu esi visiškai, absoliučiai Jo. teisus. Wow, sėkminga diena man čia. Sėkminga diena, žinau. Niekad neklystų pasirodo. Pasirodo, ne. Ir žinot, kas dar niekad neklysta? Tie, kas naudoja Seilį. Absoliuti tiesa. Keliaukit patogiai, greitai ir nesiparinkit. Nekeitaliokit esim kortelių. Pasilikit savo vieną esim kortelę, kurią labiausiai mėgstat. Arba šiaip galit keisti esim korteles, nebūtina su viena esim kortelė iki gyvenimo galo būti. Jeigu jaučiat, kad ne jūsų ten. Ir patogu per e-Seilį ir per Seilį daug patogiau keisti korteles. Jo, labai patogu. Net nereikia atsisveikinti su praeita kortelė. Gali tiesiog ištrinti. Jo. Tiesiog gali ištrinti ir viskas. Pasiemi kitą. Vsio, ramu. Taip. Ačiū Dievui, kad Seilį yra šiaip. Ačiū Dievui šiaip, kad Seilį yra. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad Seilį yra. Į plasmasę tai lengvai eina. Kaip sekas pavargai? Nes jeigu pavargai gali duoti man čia labai lengvas darbas. Ateik. Ateik. Nu man jau pūna veidas. O papurkši, bičiu. Man jau pūna veidas. Pagraužia veidas. Nes žiūrkėsi. O jeigu aš ir žiūrkė, tai dėl to, kad labai gerai gaminu. Aš jeigu ką labai gerai gaminu. Ir šiaip aš toks mylintis, geras,
Viską, ką žmonės apie mane sako, savo pasiėmė. Mylintis geras ir koks buvo draugiškas. Ir gerai gamini. Visiškai apie mane, visi 4 apie mane. Ne, nesutikčiau. Šiaip labai gražų katiną turiu, tokį baltą su ryžu. Koks vardas? Mano katina koks vardas? Jo, koks vardas Katina? Pumpkinas. Gal tu mano bandai mano gyvenimą pavokti, numašyti. Čia šitą skylę išpjauta jau? Nežinau, tai vyras tik išmeta. Atrodo kaip Pakrono žmona. Reikia dar paspjauti. Nežinau, ar supažinom žiūrovus, bet čia yra Rytis, kuris, nu jis su galva čia. Ir kadangi virinam lankus ir kėdę tvirtinam. Nu čia gyvybė, čia kalbam apie gyvybę. Visur, kur nereikia apie gyvybę kalbėti mes patys. Bet ten, kur gyvybė, nu reikia, kad žmogus būtų su galva. Ačiū tau. Ryti. Ačiū Ryti. Ačiū Evaldai, kad vertini mano gyvybę. Ne, aš tavo gyvybės nevertinu, tiesiog mūsų nepraleistų lentynas. Okay. Po 20 cm. Čia ne 20. Čia ne 20. Man kitaip sakė. Čia pusmetris. Čia geras pusmetris. Čia geras pusmetris. Ir per mumis abu po metrą. Ir kol rimti vyrai dar virina mum mašinas, mes pasistengsim įkurt laužą. Aš vėl suimtas, mano rankos surakintos, ir atvintas, mane suka laužo mentas. Kam tau dar šitas, jeigu degaus kyšio prijobinam, sakėt? Niekad nebūna per mažai pirotechnikos. Per daug gal. Niekad nebūna per daug pirotechnikos. O, čia hematogenas. Jaučio sperma. Hematogenas. Nu, Sponsor. Nu taip, juk iš to daromas. Hematogenas iš jaučio spermas. Tiek daug nededi. Jo, aš irgi nesuprantu, nu pažiūrėkit, nu čia psichopatas yra. Čia psichopatas yra. Tegul deg! Šitas laužas yra absoliutus atitikmuo, absoliutus atitikmuo gamyko mašinai. Nu gali baigti. Sumikčiau. Biškis. Tačiau deganai. Išų deganai. Gali nedegti. Iškų deganai. Nu tu durnas, nu kam tau reikia dabar? Po 4, žiūrėkit, 4, 8 kubelį karočią dėl 24 karočią dešryčių. Nu tegul dega, nu smagu padeginti viską, tegul viskas dega. Visą laiką. Nepadegink, jau taip, ne. O tu piktas tik čia, kas ne? Viskas blogai yra pas mane. Aš visas sergu karočią. Kosinis, nereguliuojas karočias, skrepliuojas. Absurdas. Nu jis durniausias. Filmuok. Jis durniausias. Nu čia nesąmonė yra, nu. Aš taip tiesiog norėčiau apsikabinti. Galima apsikabinti? Pradžią nusivalyks, nori. Aš nusivaliau jau. Nusivalyk. Nu kiek galėjau nusivaliau. Nu kiek galėjau, tiek nusivaliau. Ateik čia. Nu gerai, nu ateik čia. Aš valyk snarglę man. Nesivalyk snarglę. Nesivalau. Nu valais. Nu apkabink, prašau. Nu ne, nu. Nu apkabink. Ne, prašau, apkabink, draugą. Manai viskas bus gerai? Man tai bus normaliai. O man? Tau sunkiau. Dėkui. Dėkui. Ruoškis lenktynę. Neįkrisk į laužą. Vis dar negaliu suprasti, kaip pas čiuvaka karočią gali būti 100 kemą IQ. 100 kemą IQ, nu jis kelmas. Šiaip toks vėjas yra, toks vėjas, kad aš kalbu ir tada bekalbant man vėjas pripučia oro į burną ir aš toks paspringstu. Aš prieš vėją jau pralaidu. Ligotas. Aš jau prieš vėją pralaidu. Aš jau... Šitokios nestandartinė, tipo. Jo, jo. Kelius turi, kairį kelią. Kairį kelio kelis. Mano kairys kelys yra vienas, bet mano kairiojo kelio kryžminį kelio raiščiai tiesiog kažkas jiem Vėl kelias, sakai 2 kartus visą laiką šit. Nes kairysis kelys ir kas yra kairiajam kely? Kryžminiai kelio raiščiai. Tai kryžminiai raiščiai. Kieno? Iš kur man žinot, kieno? Man taip šalta, aš turiu tave sumušiu. Suka, psichopatas. Nu tave į kalėjimą uždaryti, reikia to policija. Švies. Galima kepti jau. Daug ir malku. Nu kam tau tos malkos? Tai tau durnas. Čia toj tas anglis išpūs vėjas ir nieko neliks. Nieks neišpūs, taigi čia pūs anglis,
jos šiekais ir taip toliau, čia viskas tokia vėja išdegs, tai anglis liks tik pelenai. Durnas, ar tu nežinai, kaip anglis veikia? Ar tau paaiškint, kaip anglis veikia, Evaldai? Kas yra? Kas yra? Kodėl mes atsikėlėm ir debilai visi? Reikia daugiau medžių. Nereikia medžių. Reikia medžių. Reikia medžių. Reikia medžių. Ar reikia medžių, Mindaugai? Viskas bus gerai. Man viskas bus gerai. Šiaip mums sakė, jeigu nešvaistysit laiką, tai tikrai greitai pasiruošit Kuli Putytį. Kaip šiandien viskas chill gaunasi. Dėk mano agurką į burną. Čia kiek čia? 20 centimetrų kažkur. Čia? Geras pusmetris. Čia va pavyzdžiui, ne? Nesuvalgyk visų taigi. Lebronas Džeimsas. Net neaišku dabar, pavyzdžiui, ar geria kažko, ko nenorim reklamuot, ar Bibi čiulpia dvietą. Ar vėl Lebronas Džeimsas atvaręs paskui Darlas Mišelio Obama. Kaip žvirbliuką, karočią. Taip švelniai per Žvirbliuką, paėmės tokį mažuliuką. Pasaugok truputėlį paukščiuką. Padabok truputėlį paukščiuką. Tai paglostyt paukščiuką reikia. Paukščiukui reikia parodyti, kad paukščiuką myli. Kai paukščiukas kitaip atsigaus. Šaunuolis. Duok aš dabar pasaugosiu paukščiuką, gerai? Jums pasaugo paukščiuką. Prastas grotelės kažką. O, žinai, kur neprastas grotelės? Praverniškėse. Neišdavėjau, aš myliu atsidavęs esu. Mokesčius moku. Aukštąjį mokslą baigsiu galbūt. Per daug ir per ilgai mes kariavom. Aš kiekvieną kartą, kai išgirstu žodį, gal kažkas pabaigęs tiesiog sakinį su galbūt ir aš visą laiką noriu pratęsti 3 milijonus. Galimai per ilgai kartojam žodį šlovė. Yeah. Galimai per daug iš kitų reikalavo. Ir galimai kartais per tyliai. Vis norėjom nugalėt. Ir aš ten galimai buvau. Jo, gal dar galimai laimingas pergalės dainas dainavai? Galimai iškėlęs 2 pirštus į dangų laikiau. Jo, nu gerai, nes nugalėtojų niekas neteis. Galimai. Galimai tu per ilgai ir per ramiai gyvenai, žinok. Galimai tavo gyvas kraujas vėl atsigaus vis dėlto. Kaip atsigauna žolė po galimai gero lietaus. Yeah! Kas jam darosi šiandien? Nu, aš pilnai sergantis čiuvakas esu. Protiškas atsilikimas pasi labai stiprus. Na, kaip laukiu. Wow. Taip šiandien gerai prie mašinos dirbasi, šiaip viena geriausių garažų dienų. Šaltoka buvo pradžiai dienos, buvo šiek tiek iššūkių ten grežint viską, bet kai perėmė ant dešrų kepimo ir žvirblelių saugojimo, iš karto pasikeitė nuotaika. Ir šiluma, ir šypsena, ir pykčio nebėra, ir visi susitaikė, apsikabinom. Daug kvapai skanesni, ten pavyzdžiui smirdi dūmais, VD kem, tepalais, čia kiauliena, vištiena kvepia, duonytė, anglytė. Gera nuotaika, saulė, Mindaugai, energija. pagrok mum trimitų. Paukščiukus, blem, ant žemės, gal padėsiu ant stalo vis dėlto, žinai. Va čia tai ir suprantu darom. Palaikyk. Čianais ant kojų kažkas. Ai, aš sutimpom. Sutimpom, nufilmuok operatorių visai sutimpom. O tai čia jau daugiau lankų ir nebebus jame, ne? Next. Ok. Nice.
Ačiū labai. Ačiū tau labai. Kas? Labai užpis. Ryti, blemba, jeigu žiūri, nu aš labai atsiprašau tikrai. Atsiprašau, kad aš esu, kad egzistuoju, kad blemba visą įsivė tavo dramščiu. Nu šiaip nuliūdna, nes mes patys lankų susivirinti negalėjom. Ir labai yra, nu vienas nesmagiausių potyrių, tai yra prie rimto vyro, kuris virina lankus, bandyti juokauti ir jisai pažiūri tą vidurį virinimu, tokiu veidu, kaip ką tik iš karo grįžęs. Ir tu supranti, kad gerai, einu dešrelių pakepsiu. Aš esu matęs tėvo akyse šitą žvilgsnį nesikį ir tu aiškiai supranti, kada jau tau reikia palikti patalpą. Bet turim lankus, Rytis šit labai gražiai čia viską padarė, viską labai mums gražiai čia paruošė. Absoliučiai kitas reikalas. Nesunaikytas. Aš visiškai taip pat kaip tvora, tik tai, kad mašinas viduj. Aš, karočią, esu dirbęs anksčiau namų dažytai. Ne? Aš esu jau 17 metų namus dažydavau. Vieną kartą... Savo ar kitų? Ne, aš neturiu namų. Šiaip gerai, kad lankai raudoni nesimatys kraujo. Žinai, kas yra bendra tarp manęs ir McDonald'o? Mes abu turim Big Taste. Šiaip žiūrovė, nežinau, ar žinot, Mindaugas Distreką yra parašęs. Aha, karpiai. Jau kai žmogus paseno ir išėjo taksistų dirbti, tada Mindaugas išdrįso draskyti akis. Jo. Šiaip gal net atsiminčiau dar žodžius, noriu pabandysiu patinuot. Bandy. Nes aš lavonas, gandonas, analfabetas žiauriai plonas, galiu turėti tave sauliais, nes gyvenu kaip rolas. Porą pokščių tulpių nesididžiuokite, juk ponas. Strojkise mankštintis nepamirš, nes tapsi storas. Pažadu darysiu viską, kad tave atminčiau. Mamai, tėvui, broliui apie tave dar priminčiau, atgaivinčiau. Atsigauk išminčiau. Aš irgi dirbau Bolte, ar dirbsi tu ant švenčių. Karpi, tu sakai man, tu mane vimdai, bet man blogiau nebus, manęs vos neišpiso indai, siaubingai. Kodėl sunku gyventi protingai, galėjai tu repo, dabar skundies, kad brangsta stringai. Žinai ką? Tavo karjera dar neskęstanti valtis, nereikia kartis, nustokim bartis, juk mes galime tartis. Aš tau turiu pasiūlymą, darbo idėją, šoki batus ir piski Ikea. Garbina tave jaunimas, tu galvoji pizdavoja, savi ironijos senelė ir paplosiu atsistojęs. Prieš tave lenkiuosi, turgui pas tave gėlės perkuosi, girtas boltų tik tave renkuosi, jei atakuosi, geriau klausyk tu pako. Nes kas ant kito sako, tos ant savęs pasisako. Ką manot? Šiaip. Pats parašiau. Šiaip priti solid. Žiūrėsiu. Aišku, aš jau viską uždarysiu, nebal paskui praeitį. Turim ateilį. Nėra lengva iš tikrųjų. Šiaip žinot, ką Evaldas turi bendro su puvimu? Veiksmą. Žinot, ką Evaldas turi bendro su draugu? Priklausomybės. Iš ko tu jokies, Mindaugai? Ant tiek, kad dažai gerai kvepia, ar kas yra? Žiūrėkit, veidas persisukęs nuo skausmo. Minėtų su švarku nuvalais. Pirmą šitą, kurį nudažė. Bet kas Mindaugai čia yra? Kur? Nepritaškyta! Čia visur nepritaškyta! Kodėl visos rankos savo raudonas? Taigi, nu Mindaugai, sugriuvai per 30 sekundžių. Aš norėjau paragauti dažų. Neprisiliečiau tik prie nieko. Eik, nafik, Mindaugai. Prisiliečiau? Turiu blogų naujienų, žinau. Prisiliečiau? Aha. O man dabar geriau atsiliesti, prisiglausti ir dažyti. Geriausia nebeklausinėt manęs, aš tau nebepakeldysiu. Jei palano, kad pats tu atlikus. Kad čia blogiau tik ne. O, siūt. Ne per baisiai čionais. Biškį pasitėkiau truputėlį. Čia
Tai išsiplaukt. Vieną tokį pliaukštą. Kitas reikalas. Bet atrodo tai įspūdingai, kaip lenktyninė mašina. Čia kur stiklas irgi palikai karočią nedažytas. Nes neužpišau to. Ir tai kažkiek pradžių reikia iš. Jau. Arba karočią reikia išmušt langą. Išvažiavus ryčiui pasidarėm darbų tiek, kiek sugebėjom patys. Nusidažėm lankus labai gražiai. Labai gražiai raudona spalva. Atrodo, šiaip parodysim. Labai gražiai. Negaliu patikėti. Kaip dabar atrodo mašina iš vidaus, tai wow. Galim pasidžiaugti, kad turim svarbiausią dalį lankus. Sėdynė irgi stovi vietoj. Tokio nesveikumo. Bet čia taip raudona, pažiūrėkite grindis, nežinau, ar atkreipė dėmesį, juodą karočią, taip, aš... Gyvas lygas? Per božį, ne? Pasižiūrėkit. Ai, turtas, kokio grožio lankai. Blemba, rytas, čia tokį darbą padarė mum, wow. Kaip gaila, kad nekenčia manęs rytas. Kaip norėčiau patikti ryčiai. Puikiai padirbėta. Pusė ne mūsų, pusė mūsų puikiai padirbėta. Šiaip, gal sakyčiau, 97% ne mūsų ir tada 3% mūsų. Šiandien 3 kartus snigo, 3 kartus lyja ir 3 kartus saulė švietė. Aš atvariau girtas, išsiblaiviau, prisigėriau ir vėl blaivas esu.